Labadiena, brangus tautiečiai, esu Vytautas Abraitis gydytojas, medicinos mokslų daktaras. Turbūt daugam yra kažkoks neaiškus elgesys įvairių žmonių, kai lietuviai nuvažiavę kažkur bando įvedinėti savo tvarką, savo sąlygas. Aš paaiškinsiu, iš kur šitas reiškinys yra kilęs. Galbūt moterim daugiau būdinga, mielos merginos moterys, jūs man atsakykite, ar turite savo draugių, kurios niekaip nesugeba užmegzti normalių santykių su vyrais. O jeigu jūs, pavyzdžiui, užmezgus santykių su vyrais, jos travina, kad tas jūsų Mindaugas ar Petras yra monstras, reikia su juo greičiau viską parišti. Ir kartais dėja jūs paklausot ir parišat. Taip? Tai va, tai esmė yra ta, kai nesusitvarkai su savo emocijom, su savo gyvenimu, imi staiga kištis į kitus gyvenimus. Ir dabar va, klasikinis pavyzdys. Lietuvos lendimas į Gruziją ir Gruzijos laikysena. Ir dėja, saujelė kažkokiu tai, ar tai parsidavusių, ar tai kuoktelėjusių politikų, mus visus gruzinų akyse daro kvaileliais. Prieš 10 metų lietuvis Gruzijoje tai buvo arklio dydžio kokybės ženklą nešioja tu paskui save. O dabar klausimas, ar nesupykdys gruzinų. Jie galėjo įnešti atsakomasias sankcijas ir lietuviai žymiai dažniau važiuoja į Svanetiją pasižiūrėti kalnų, negu gruzinai važiuoja čia. Bet jie išlaikė vyriškumą, nes jie yra rimti vyrai. Kacha Kaladze, taip, AC Milano žvaigždžių žvaigždė, Michailas Kachilašvilis, Manchester City žvaigždė, o Lietuvos politikos žvaigždės. Jie nesužaistų už Kulautuvos smailą į kankorėžį nei vieno sezono. Ir vat žvaigždės pasielgia kaip tikri vyrai. Jie susitvarko su savo emocijom ir jiems nereikia lysti kažkur kitur. Kitas dar niuansas. Dabar tas sportininkų mūsų elgsena nuvažiuoja į varžybas, elgiasi atvirai, provokatyviai, juos bando dar raminti gan kultūringai ir staiga pasijutę didvyriais jie nesudalyvauja varžybose. Tai lygiai tas pats. Tai yra su savim nesusitvarkantys žmonės. Jie nori kažką kitą kontroliuoti, kad kita kažkokia tai valstybė, kažkokia organizacija su trečiaja valstybė elgtųsi kažkaip kitaip. Tai yra absurdas. Aš pats turiu daugybę draugų, kurie nesugeba sukontroliuoti, ką jie suvalgo, ką jie išgeria, ką jie dirba, su kuo seksualinis kontaktas, bet jau pamokyti kitus ir jie labai palaiko šitą kabutėse didvyrišką Lietuvos sportininkų tokį juokingą elgesį. Aš dar spėjau atitarnauti tarybinę armiją ir kartais pasičiatinu su savo draugais. Mūsų čiate yra 2 maskviečiai, vienas estas, Kiuliame pavardė. Alanas toksai monstras, bet jau lietumas žmogaus įspūdingas, totorius, Rinat Davlidbajev pavardė, tikras totorius. Užsodink ant arklio, duok jam kardą ir varysis ten, lemba, gali filmuoti filmą apie Čingiskaną. 2 iš Kievo vyrukai, vienas iš Odesos. Nu ir viskas, man atrodo, ir aš. Tai tie vyrukai ukrainiečiai dar gerokai anksčiau už mane, jie pradėjo reikšti mintis, kur dabar reiškia pusė, ar daugiau kaip pusė ukrainiečių. Ir aš tik iš gilios pagarbos jūsų nervams nepradėsiu cituoti, ką jie dabar sako apie Jermaką ir apie Zelenskį. Kur kas aršiau pasisako negu rusiukai. Pats toks pro-ukrainietiškiausias, tai mano geriausias draugas, toks Stiopa iš Maskvos, jis kada labai džiaugiasi, kad jo kaimynui parvežė karste jo sūnų, pusę galvos nunešė skeveldrą. Jis labai džiaugiasi. Tai tie vyrukai ukrainiečiai sako, durnas tu Stiopa. Žinot, tas toks kareiviškas žargonas, žmonės per daug taip jau nesiriboja savo lingvistikoje. Tai va, ir tas va dalykas rodo žmonių brandą, žmonės supranta. Ir man dabar toks įspūdis, kad mes vienintelė kažkokia esam tauta, kaip ta kažkokia psichopatizuota isterikė boba lendanti į kitos moters normalią šeimą, normalų gyvenimą. Ir landžiam visur, draskomės po pasaulį ir mokinam kitus gyventi patys nesusitvarkydami su savim. 2 variantai. Arba mūsų politikai yra visiškai nesavarankiški, jiems kažkaip malonu, jiems duota užduotis tos Lietuvos žmonės Lietuvą pastatyti į kažkokio kvailio padėtį. Arba iš tikrųjų žmonės yra stipriai kuoktelė.
Mėly kovotojai už demokratiją ir laisvę kitų šalių, pabrėžiu kitų, jums reikia tikrai psichoterapeuto pagalbos, kad jūs išterapintų, iškeltų tą traumuojantį momentą, o gal kartais net psichiatrą. Ir tada pamatysite, kad kaip kvailai jūs atrodot, kokią kvailą veiklą užsiimat. Tai va, aš suprantu, tobulų vyrų nėra, nebent operator, jūs tobulas vyras ar ne. Tak to tak. Tai va, tai čia visiems gali kažką prikišti, bet, na, aš siūlyčiau bent jau kitų šalių atžvilgių elgtis santūriai, kad visos Lietuvos nestatyti į durniaus padėtį. Iki spausk operatorių. Nu kaip